Vėliau 19 amžiaus pabaigoje buvo labai paplitę ir ką vadina privalomosią mokyklą. Negelbėkit tų paauglių, jie gali su savim susitvarkyti. Susitvarkykit su savim nesikišdami. Surinko 20 000 pinigų, nukalė tuos kalavijus, išvažiavo į Vokietiją ir viską pasidarė patys, būdami 15-19 metų amžiaus ir nieko suaugę už juos nepadarė. Formalios valstybinės mokyklos viena iš didžiausių problemų yra ta, tėvai, kurie dabar manęs klauso, aš nežinau, jums patiks, nepatiks. Aš irgi tėtis. Atleisk, Alanai. Klausyk, Edvinai, tau klausimas toksai, tu daugiau būni girioj, miške ar civilizacijų? Civilizacijų. Daugiau civilizacijų. Anksčiau būdavau daug girioj miške, kai turėjau labai daug kontakto su paaugliais stovyklų formatu, dabar pas mane kontakto vis atsiranda mažiau stovyklinio ir daugiau atsiranda tokio struktūrinio, žinai, su dideliu kiekiu žmonių darbo. Ok, supratau. Nes, į tave, į tavo dinamiką, į tavo socmediją, už metų sakė, pažiūrėjus, tai atrodo, kad tu toks visada esi veiksme, kažkur gamtoj, toks laukinis žmogus, tu ten žmonės grūdini, tu ten juos pratini prie to gyvenimo ir ypatingai su jaunuoliais dirbant. Tai poniai ir ponios, šiandien mano pokalbio svečias yra Edvinas Urbšys. Aš paklausiau jo, kaip jį pristatyti, jis man sako, o kaip tau atrodo? Aš manau, kad jis yra išmintingas vyras visų pirma, nežinau kodėl, bet man jisai tokį įspūdį daro. Aš jo nepažįstu, nuoširdžiai sakau. Mes esame tiesiog pažįstami per socialinę mediją iš nuotraukų. Tai tiek. Jisai yra edukatorius, jisai yra vienas iš Vyrų kalvės akademijos įkūrėjų, jisai turi glaudų ryšį su paaugliais. Jisai analizuoja, tyria, stebi jų gyvenimus, keičia ir ta tema turi daug ką papasakoti. Jeigu aš kažkur suklydau, ar tu norėtum kažką pridėti, aš mielai laukčiau, o prieš pradedant mūsų pokalbį, aš turiu tau dovanų. Ant mano stalo stovi True Habit papildai, maisto papildas. Ir žinai, Edvinai, šitas papildas, tai tų papildų yra daug. Bet velnės, kada aš išklausiau istoriją, kaip jis yra daromas, kaip ekspertai, tiesiog šio papildo ekspertai ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai kartu kūrė jį, kaip yra džiovinami visi tie lapeliai, čia yra 80 plus komponentų ir realiai jisai buvo taip detaliai biologiškai sukurtas, kad viskas derėtų tarpusavyje, kad visų pirma būtų skirtas dėmesys tom biologiškai aktyviausiom medžiagom, kurios yra lengviausiai savinamos, taipogi augaliniai baltymai, apie kuriuos mes kalbėjome, nežinau, žmonės girdėjo, gal negirdėjo, kurie yra tau irgi labai svarbus šiame tavo etape. Vat, ir tai yra, žinai, toksai papildėlis, kurį tu susiplaki, išgeri ir tau rami galva. Tau rami galva, jeigu ką. Tarkim, jeigu tau nebėra maisto papildomo, kažko tai negauni, kažkur tai skubi, kažko nepavalgai, tai vat, man labai patinka tokie, kai aš žinau, kad ačiū Dievui, kad bent jau ten funkcijos visos aprūpintos. Tai 80 plus įvairiausių medžiagų, super gaminys, tegul kol kas čia pastovi ir lauksim tavo atsiliepimų. O brangus mūsų klausytojai, jeigu jūs norite gauti nuolaidą šitam papildui ir įsigyti jį, parašykit komentare, noriu, arba kažkaip tai įvardinkit ir mes jums atsiūsime ir suteiksime. O mes su Edvinu tęsiam pokalbį. Labai fainai, aš kaip tik rytoj pabaigsiu savo baltymus, tai dabar bus ką pakeisti. Žiūrėjau, fainai. Duosi savo įžvalgų. Edvinai, nepaslaptysiu, jog mes susitikome su tavimi šiandien čia pakalbėti apie paauglius. Na, aš taip įvardinau. Kur mus šitas pokalbis nuneš? Kaip ir tu sakei, taip ir aš nežinau. Bet mes įsigryninome su Edvinu 3 pagrindinės tokias potėmes. Pirma jų tai būtų apskritai mokyklos, edukacijos, švietimo sistemos prasmė. Antras dalykas tai yra paauglių noriu-nenoriu filosofija. Tai yra, ko paaugliai nori. Galbūt mums atrodo vienaip, suaugusiems, o paauglių gyvenime tai yra visiškai kitaip, ko jie nenori, pakalbėsim apie tai ir pakalbėsime be jokios abejonės apie santykius, tai yra santykiai, nežinau, jų socialinėme pasaulyje, santykiai su suaugusiais, santykiai su tėvais, koks jisai turėtų būti. Ir tai, Edvinai, kas negerai su mūsų paaugliais?
Su paaugliais? Man atrodo, kad su paaugliais tai yra viskas gerai. Su jais absoliučiai yra viskas gerai. Klausimas, kaip yra su mumis, su A tėvais, B sistemom, kurias mes patys sukūrėm ir kuriuose esam. Ir čia yra klausimas. Nes visa tai, kas yra paaugliai, jie neatsitinka šiaip savo. Jie tai perima kažkokią formą iš mūsų. Ir visi tie dalykai, dėl kurių mes aikčiojam ir krupčiojam žiūrėdami televizorių ir matydami ir besibaisėdami tais baisiais dalykais, kurie vyksta ir dažnai epicentre būna paaugliai, paauglių narkotikai, paauglių perdozavimas, ką paaugliai vienas su kitu daro, paauglių dingimai, čia ne jų kaltė dėl viso to. Va čia. Visi pirštai rodo į mane, į tave ir visus žmonės, kurie sukuria tam tikrą formą, dėl kurių atsiranda vienoks ar kitoks paauglių elgesys, dėl kurio vėliau patys aikčiojom, grėbėmės už galvos ir sakom, kas čia vyksta negerai. Tu klysti, Edvinai. Super, labai gerai. Aš galiu ir klysti. Hormonai čia kalti. Hormonai irgi turi savo rolę. Tik tais galbūt ne patys hormonai iš savęs kalti, o kaltas mūsų, kad ir kas aš būčiau, ar tėtis, ar mama, ar edukatorius, ar mokytojas, negebėjimas susitvarkyti su savim, kai aš susiduriu su paaugliu, kuris yra ant tų hormonų. Ir tada vietoj to, kad aš įgalinčiau jį su visais tais savo hormonais ir suprasčiau, kad tai vyksta, aš jį pradedu verst paklusti pagal savo taisyklės, kaip aš suvokiu, koks pasaulis turi būti ir nebūti. Aš teisus, aš teisėjas, aš svarbiausias, o jūs nieko nesuprantantis, atsiprašau, speniai. Čia mes kalbame ne paviršiumi, čia leidžiamės giliau į mintis, į kūną, į sielą. Jei jūs ieškote turinio, kuris skatina mąstyti, jausti, kelti gerus klausimus ir atrasti naujų kampų plėsti pasaulėžiūrą, tuomet kviečiu tapti mūsų bendruomenės dalimi. Jei ši tinklalaidė jums rezonuoja, paspauskite like, palikite savo mintį komentare ir žinoma prenumeruokite kanalą, kas padės mums visiems plėstis ir kurti šį prasmingą turinį. Taip palaikote ne tik mus, bet ir visą žingeidžią auditoriją. Ir apskritai, tokiu būdu visuomenėje susikuria naratyvas, ar kaip čia jį pavadint, ar precedentas, ar stereotipas, kad paaugliai yra kažkokie tai tokie, ta terpė žmonių, kurių reikėtų pasisaugot, kurie yra keisti, kurių neįmanoma suprast, kurie gyvena kažkokį savo gyvenimą, kurie pastoviai priešinasi, kurie yra antisisteminiai ir sąrašą galima tęsti. Ir jeigu taip galvoji, tai ir matysi. Bet kaip aš suprantu iš to, ką tu ką tik pasakėjai, vėlgi reikia bakstelti save ir visa tai, ką aš ką tik išvardinau, tai yra visų pirma mano problemėlės, teisingai? Faktas, jeigu aš esu, įsivaizduokit, man yra 13 metų, 14, nesvarbu, aš esu sūnus ar dukra, aš grįžtu namo ir atsisėdu kažką veikti, atsisėdu prie kompo. Žaidžiu su kompu. Žiūriu serialą. Pas mane namo grįžta mano tėtis, ir kuris... Skaitau save dabar. Ir kuris atsisėda ant sofos, kai pavargsta sėdėti ant sofos ir galvoja, kur čia dabar reiktų man nuleist garą, aš nueinu ar sūnaus ir dukraus kambarį ir pasakau, ką tu darai, tu grįžai iš mokyklos, tu bent namų darbus padarei, tu gali kažką papildomai pasimokyti. Taip. Ar tu gali kažką papildomai padaryti? Ir aš tada nueinu atgal, būdamas tėtis, ir atsisėdu ant sofos ir toliau žiūriu teliką. Ką tai reiškia? Apie ką tai? Paaugliai, vaikai, jie nesimoko iš to, ką mes jiems sakom. Jie mokosi iš to, ką jie mato mus darant. Tai yra pagrindinis mokymas ir rezultatas. Dėl to visuose projektuose, kuriuose mes veikiam, aš veikiu su paaugliais, nėra jokio dalyko, kurį mes sakytume paaugliam daryti, kurio patys nedarom. Ir nebūtų jokio dalyko, kurio mes tarsi kokie instruktoriai kariuomeniai sakom, jūs dabar turite šliaužti, o mes žiūrim ir vertinam. Ne, reikia lysti šaltą vandenį. Mes pirmi, kurie tai darom. Reikia perlipti per save, nueiti į katedros aikštę, užkalbinti žmonės, kurie nepažįstamų žmonės ir padeklamuoti jam eilėraštį. Ne, jie pirmi tai daro. Aš pirmas tai darau. Ir tada, kai aš padarau, jie savo viduje supranta, kad, aš matau, kaip tai padarė. Gerai, varau ir aš pabandysiu padaryti.
Tu esi ne pirmas pašnekovas ir netgi skirtingų sričių, su kuriuo kalbame ir jeigu paliečiame šią temą, visi vienareikšmiškai sutarė dėl pavyzdžio. Taip. Ar tai yra neurologija? Taip. Ir kažkokios tai neuronų formavimosi sąsajos ir naujų ląstelių pavyzdys. Ir va tai, ką tu ką tik paminėjai apie pradėk nuo savęs temą, tai yra absoliučiai visur pasitaiko, praktiškai visose gyvenimo srityse. Pilnai tam pritariu. Ir dar, jeigu papildyti tave norėčiau, kalbant apie mergaites, tai joms dar labai svarbu ir intuicijos jausmo pusė. Ne tik tai, ką jie mato, akimis, nežinau, papildyk mane, jeigu aš klystu, bet joms, mergaitėms labai svarbu jausti, kas vyksta dar tavo artimiausiam rate, šiuo atveju šeimoje, tai yra kaip elgesi tėtis su mama, kaip mama su tėčiu elgesi, nes jinai tarytum ir kopijuoti. Mamytė norėtų ateiti kažkaip ir panašiai. Sutinku. Ir aš manau, kad tai nebūtinai išskirtinis tik tais mergaitėms dalykas, dėl to, kad tai, kas vyksta aplinkoj, visiškai formuoja ne tik, manau, mergaičių, bet lygiai taip pat ir berniukų. Tai galbūt mergaitės yra tam jautresnės, bet aš neturiu ko backupinta, kad jautresnės, bet mano tokia įžvalga iš patirties tam visam fonui, kuris vyksta namie, kuris taip pat formuoja jauną žmogų. Visiškai taip. Edvinai, tu kaip edukatorius, kaip lektorius dažnai skaitai paskaitas susijusias su švietimu, mokyklomis, prasmių paieškomis mokykloje, kodėl mokykla, kaip pati iš savęs, tu netgi taip sakai, neturi prasmės kaip institucija, ką reikėtų daryti, kad ta prasmė atsirastų. Pabandykime pakabinti šią temą, šią potemę ir pradėkim gal nuo to apskritai, kokia mokykla yra šiandien ir kokia mokykla buvo anksčiau. Ar jos skiriasi? Nes aš esu girdėjęs, kad jau 150 metų mokykla jinai nesiskiria. Tai yra absoliučiai tas pats formatas. Kaip manai, kada atsirado pirmoji, labai svarbu pabrėžti, privaloma mokykla? Pirmoji privaloma, į kurią privaloma eiti? 19 amžiaus pabaiga? Panašiai 19 pradžia, jo. Tada prasidėjo. Prieš tai buvusios visos mokymo institucijos, pavadinkim tai, jos niekada nebuvo privalomos. Ir jos siekia, jeigu vakarų pasaulį, tai dar porą amžių prieš Kristų, kai tiesiog žmonės susirinkdavo, tie, kurie nori įgyti žinių, kažkokių naujų kompetencijų, jie susirenka, leidžia laiko kartu ir kažką mokosi, dalinasi patirtim. Tokios bendruomenės susirinkdavo. Vėliau atsirado Platono licėjus, Aristotelio akademija ar atvirkščiai. Ir galų gale vakarų pasaulyje viskas persikėlė mokymasis į vienuolynus, pradėjo vėliau kurtis pirmieji universitetai ir visa tai vykstant, mokykla vis dar nebuvo privaloma. Tai buvo, toksai išskirtinių žmonių, kurie nori iš gyvenimo daugiau ir kurių socialinės sąlygos leidžia galimybę kažką pasiekti. Ir tuo metu, ypatingai dar kalbant apie antiką, mokymasis šalia pažinimo išorinio pasaulio, matematika, logika, retorika, etika, labai svarbus dalykai buvo vidiniai. Apie savo vidaus pasaulio pažinimą, savo vertybių pažinimą, gerumo, vidinio blogio sampratą. Kitaip sakant, savo savasties apčiopimą ir pažinimą. Tai čia labai svarbu padaryti šitą atskirtį, kad tuo metu tai buvo labai svarbu. Ir kas atsitiko 19 amžiui? Tai 19 amžiaus pradžioj pradėjo formuotis tai, ką mes vėliau 19 amžiaus pabaigoje buvo labai paplitę ir ką vadinam privalomosiom mokyklom. Ir tai buvo keli katalizatoriai, kurie rėmė, kad tai atsidarytų. Pirmasis, tai tuometiniai Prūsijai po Napoleono karų buvo labai didelė problema, ką daryti, kad nenutiktų taip, kaip nutiko. Ką daryti, kad visuomenė būtų disciplinuota ir karo atveju galėtų mobilizuotis ir atlikti dalykus tinkamai tam, kad mes galėtumėm išlaikyti savo valstybę. Tam, kad galėtumėm mes pasipriešinti. Ir tuomet buvo pradedami pirmiausia rinkti vaikai į darželius, kuriuose jie buvo mokomi tiesiog disciplinos, pagarbos, tam tikrų taisyklių laikymosi, kad jiem būtų nesvetimas taisyklių laikymasis. Tada tai peraugo į mokyklas, kad mes dabar ne tik darželiuose, bet ir mokyklose to paties mokom. Tai vienas trigeris yra būtent
gebėjimas drausminti liaudį ir paruošti ją tam tikram taisyklių laikymuisi su ta prasme, kad mums reikia, kaip tautai išgyventi. Ir it makes sense, ne? Prasmė yra labai konkretiai ir aiški, ant kurios konstruojasi mokykla, taip? Taip. Šalia viso to buvo kitas judėjimas, tai buvo labai greita pramonės revoliucija, kuri įvyko labai staiga ir reikėjo daug žmonių, kurių keistųsi visiškai gyvenimo ritmas ir jie pradėtų dirbti kažkam, eitų pas kažką į pramoninius tam tikrus vienetus ir ten toj būtent sistemoje atliktų funkcijas gerai, kad pagamintų tinkamą daiktą, kurį gamintojas gamina. Taip. Ir čia šitoje vietoje yra labai įdomi tokia semantinė šis. Viskas, kas mūsų supa aplinkoj, bet pavyzdžiui dabar mes sėdim čia priešais stalą, mūsų skiria stalas, teisingai? Taip. Arba paim geresnį pavyzdį. Auditorija. Jeigu aš ateinu vest paskaitai kažkokią auditoriją ir aš mėgstu šitą pavyzdį sakyti visiems studentam, su kuriais dirbu, žiūrėkit, kas dabar vyksta. Aš atsistojau čia prieš jūs, stoviu, jūs visi esat pasodinti prieš mane, nukreipti į mane, aš esu centre. Ką tai rodo? Tai rodo tai, kad aš esu svarbesnis už jūs, kad dabar dėmesys turi būti nukreiptas į mane, jūs periferijoje, jūsų draugais, viskas išnyksta. Dabar svarbiausias esu aš. Ir tie 3 ekranai, kurie yra už mane ir ką aš ten labai svarbaus noriu pasakyti. Jeigu aš atsistoju galbūt už kolonos, kaip mėgsta atsistoti, tai aš aš pasislėpiu nuo jūsų. Man čia net neįdomu. Esmė tame, kad viskas, kas mūsų supa pasaulyje, konstruoja tam tikrą prasmę. Ir nesvarbu, ar mes tai suprantam ar nesuprantam, mes tą prasme savo viduje vadovaujamės ir turim tam tikrą požiūrio tašką į pasaulį, semantiškai kalbant. Tai mokykla pati iš savęs, kai gimė, tokia, kurią mes suvokiam šiandien, privaloma mokykla, ji turėjo pasiremti kažkokią struktūrą, kuri jį susikurtų. Ir struktūra, kurią jie pasiėmė, kurdami mokyklą, kaip manai, kieno? Kieno struktūra? Gal karinė kažkokia? Ne. Ne? Valstybės? Ne. To paties fabriko, į kurį jie ateityje turi eiti. Smulkesnis biški vienetas. Taip, smulkesnis vienetas. Tai reiškia, kad, kaip mes galim į mokyklą sukonstruoti taip, kad jie išėję ir vėliau pereidami į tuos pramoninius vienetus, kuo geriau atliktų savo darbą. Tai vadinasi, mes jau dabar turime juos suruošti atitinkamai struktūrai, tam, kad jiems viskas būtų aišku. Taip. Ir tai būtent susiformavo, kad yra skambutis, kuris reiškia pamainos pradžią ir pamainos pabaigą, tu vadovaujasi. Skambutis skelbia pradžią, skambutis reiškia skelbia pabaigą, tas pats skambutis ir pramoninėse vienetus. Tuomet mes turim mokytoją, kurio autoritetas yra nekvestionuojamas ir neginčiamas. Ir jis yra aukščiausias moralės standartas ir jo paliepimas yra pats svarbiausias. Lygiai tokia pat funkcija atliko ir pamainos vadovas. Tai štai buvo irgi paimta. Visi eina eilėmis ir palaiko tvarką. Lygiai taip pat kaip ten. Kad būtų kuo aiškesnė tvarka. Taip. Tuomet mano žinios, mano žinojimas apie išorinį pasaulį, ne apie mano vidų. Atsimeni, tai padariau perskirą, kad anksčiau buvo apie vidų labai nukreiptas mokymasis. Taip. O dabar mano žinios apie išorinį pasaulį ir apie tai, kaip padaryti dalykus teisingai, yra vertinamas. Jeigu aš gaunu 10 ir gerą pažymį, mane sveikina. Jeigu aš gavau labai prastą pažymį, kažko nežinau arba sukuriu ne iki galo gerą produktą, man sako blogai padarėjai. O vertino irgi nuo tada iš karto, kaip mes kalbame apie tą privalomą mokyklą. Vertinimo sistema buvo, ja. Ir tai yra tuomet tas vertinimas persikeliamas į tą patį pramoninį vienetą, kur yra vertinamas produktas, kaip tu gerai išlankstei ten, padarėjai suvirinai, ar jis atitinka standartą, ar neatitinka standartą. Tu turi atitikti standartą. Tai čia yra antra prasminė užuomazga, ant kurios konstravosi mokykla kaip kaip struktūra, kaip organizacija kažkokia. Kaip organizacija. Ir yra trečia labai aiški tai bažnytinė įtaka, kur yra tam tikros irgi moralės, paklusnumo naratyvas ir panašiai. Tai pagrindė šitos 3 kolonos. Ir bėgant... Bet klausyk, skamba labai gerai.
Ta prasme, visą tai, ką tu ką tik išvardinai, orientuojantis į tą metą. Taip, to, labai. Ten reikėjo labai šitų taip, dalykų. Kaip tu, vat reikėjo, tiesa? Taip. Jeigu tokia struktūra nebūtų buvusi, kokia buvo tuomet, mes negyventumėm taip, kaip gyvenam dabar ir mes tikrai nesėdėtumėm čia ir nerašinėtumėm šito podcast'o. Tėvai dažnai galvoja, kad vaikų labiausiai trūksta motyvacijos, o gal daugiau pastangų, o gal griežtesnio režimo, bet labai dažnai paaugliui šiandien labiausiai trūksta ne valios, jam trūksta vidinių resursų, nuovargis be aiškios priežasties, išsiblaškymas, staigius nuotaikų kaitos, susisklindimas, susikauk, pasistenk, prisiversk, mes dažniausiai taip sakoma, ne? O realybė šio žmogaus smegenys yra tiesiog nebeturi iš ko dirbti. Neurozanas tai maisto papildas skirtas būtent smegenų veiklai, jame sujungtos medžiagos, kurių paaugliams dažniausiai trūksta, tai yra B grupės vitaminai, geležis, jodas, magnis, cinkas, amino rūgštis, ginkmedžio ekstraktas ir žinoma omega 3. Ir visa tai ne dėl to, kad atsipalaiduok, ramiai prie kompo pasidėk, tai yra emociniam stabilumui ir energijai. Tai nėra produktas, kuris keičia vaiką, tai produktas, kuris padeda jos smegenims dirbti taip, kaip jos ir turi dirbti. Tėvams svarbu žinoti, kad neurozanas nestimuliuoja dirbtinai, jis nekelia nervinės įtampos, nesukelia uždegiminių šuolių, jis maitina nervų sistemą iš vidaus, todėl poveikis yra ramus, stabilus, augantis. Viena tabletė per dieną ir vaikas gali turėti daugiau jėgų mokytis, galvoti, tvarkyti su emocijomis, su grupė, su savimi, su draugais ir visą savo gyvenimą. Kartais geriausia, ką galima padaryti kaip tėvai, tai nespausti dar labiau savo vaiko, o suteikti pagrindą, ant ko jisai galėtų atsistoti ir keliauti per savo gyvenimą. O neurozanas ir turi tą pagrindą. O su nuolaidos kodu, kurį matote savo ekranuose, manovaistinė.lt, galite įsigyti neurozano su nuolaida. Tęsime pokalbį. Mes išmokom paruošti žmonės, tapom tokiais žmonėmis, kurie geba save disciplinuoti, geba save organizuoti, nuostabių dalykų išmokom. Lygiai taip pat ta visa pramonės revoliucija ir visi reikalingi žmonės, visiems tiem fabrikams sukūrė ekonomiką tokią, kurioje mes dabar esam. Ir be viso to nebūtų to. Gerai, bet kodėl mes tada bandom čia evoliuciškai atkeliauti iki šių dienų mokyklos. Taip. Ir apie ją kalbėsim. Taip. Kodėl, ta prasme? Ir čia yra pats geriausias klausimas. Kas negerai tada? Jeigu sakysiu, paaugliais viskas gerai, tai kas negerai tada su mokykla šių dienų? Kaip tu manai, ar tos prasmės, dėl kurių susikūrė pirmoji mokykla, yra būtent tos pamatinės ir pačios aktualiausias šiandieniniam jaunam žmogui, kuris išeina į gyvenimą šiandieninio pasaulio prasme? Sakyčiau, ir taip, ir ne tikriausiai. Mes kalbame apie tą pačią privalomą mokyklą, teisingai. Būtent tokia, kokia yra dabar. Nes eigoj mokykla keitėsi, bet ji keitė neesmišką struktūrą. Jeigu kalbam apie valstybinę įprastą mokyklą, tai dažniausiai mokykla vis dar yra struktūriškai ta pati. Taip. Tai yra skambutis, tai yra pažymiai, struktūriškai. Aš kalbu tik apie struktūrą. Yra turiniai tam tikri pasikeitę, kurie yra skirstomi žinių lygiai, tu gali profiliuotis, rinktis tam tikrus dalykus, yra atsitikęs įtraukimas įvairių socialinių grupių, yra mokytojai nebemuša tave su liniuote už tai, kad tu negerai kažką padarei. Yra atsitikę įvairiausių tokių pasikeitimų, tačiau jie nėra esmiški ir skirtingi nuo tos struktūros, kuri tuomet buvo. Ir kas atsitinka dabar su jaunai žmonėm? Prieš darant man paskaitą 5 priežastys, kodėl neapsimoka eiti į mokyklą. Čia toks sarkastiškas šiek tiek pavadinimas, provokuojantis, aš ten kalbu kitus dalykus. Aš padariau apklausą, kurioje apklausiau kelis šimtus paauglių. Ir paklausiu, tai kokios yra priežastys, kodėl jūs nenorite eiti į mokyklą? Kas yra ne taip? Ir lygiai tą pačią aš apklausą darau, kai susitinku kažkur su jaunai žmonėm. Užduodu visą laiką vieną man patį svarbiausią klausimą. Kas iš jūsų į mokyklą einat labiau iš motyvacijos reikia, negu iš noriu? Ir kaip taisyklė visada pakelia rankas beveik visi. 9 iš 10 paauglių. Ir tada mes pradedam gilintis, tai kodėl yra ir pagrindai, kad nėra prasmės, netlepia pasaulio, kuriame aš įsivaizduoju. Jie neturi patirties, bet jie įsivaizduoja, kad jie gyvens. Taip. Mokytojai dėsto medžiagą, kuri yra visiškai neaktuali.
reikalauja mane daryti kažkokią pažymiui, bet aš nematau prasmės, kodėl man pažymiui reikia daryti. Ir tada atsitinka pas juos labai didelis vidinis konfliktas, kad jie savo viduj supranta, kad iš mokyklos negauna to, kas juos vežtų ir atrakintų jų vidų, tačiau namie jie turi tėvus, kurie vis dar gyvena labiau tom prasmėmis, kad tu privalai, ir tai yra normalu. Tėvai užaugo visai kitame ir aš dar augau tokiam dar stipriam matyme, kad jo mokykla daug ką nulėmė, bet jie jau mato, kad mokykla nelabai turi svorio, jie tai pradeda visai aiškiau matyti ir tada jie turi didžiulį vidinį konfliktą. Jiem yra svarbus santykis su tėvais, nepaisant to, kokie jie būtų hormonuoti ir visokie kitokie, jiem viduj to reikia, jie negali be to išgyventi. Bet tuo pačiu supranta, kad turi konfliktą su pačiu savimi, kai yra mokykloje. Ir tas konfliktas yra masinis, 9 iš 10 mokinių nemato tame prasmės. Ir tada jie atsiduria vidiniai dvikovai. Ir čia esmė yra tame, kad problema slypi ne mokytojas, kaip dažnai nori kažkas kažkur nutaikyti mokytojus. Mokytojai yra pats, mano manimu, mokytojai yra pats svarbiausias vienetas Lietuvoje. Mokytojas, treneris, mentorius, nesvarbu kaip nori pavadinti, bet šiuo atveju šitoj prasminiai struktūrai mokykloje tai yra mokytojas. Žiauriai svarbus, nes tai, ką jis įdeda savo širdį į mokinį, tai atskleidžia tam tikrus jo dalykus, kurie vėliau labai išauga. Ir galbūt tu pats galbūt tau irgi tai bus, nes man tikrai tai buvo. Ir kiti žmonės, su kuriais aš kalbuosi, jie labiausiai įsimena tuos mokytojus, su kuriais jie turėjo artimą santykį, su kuriais jie nesimokė kažką ten labai gerai, bet būtent, su kuriais kalbėjo tikrai apie fainus dalykus, apie mokytojos patirtis, apie savo patirtis. Absoliučiai. Taip. Kaip įdomiai čia pasakei, va dabar prabėgo būtent tie mokytojai, su kuriais tu turėdavai gerą emociją kažkokią. Būtent. Ir čia būtent tai rodo į mokinio vidų. Kai žinios man yra gera jau mokytis to dalyko, man bent jau atsiranda noras mokytis to dalyko, kur aš turiu kažkokį santykį su tuo žmogum, kuris moko, nes šitas santykis rodo, kad aš esu matomas ir tai nukreipia į vidinį pasaulį. Šiandieninės formalios valstybinės mokyklos viena iš didžiausių problemų yra ta, kad viskas yra nukreipta labai stipriai į išorinį pasaulį ir vidinis pasaulis paliktas visiškai apleistu. Ir tada mes einame į mokyklą tam, kad užsidėti čekus, nes tai sistema pati iš savęs reikalauja. Ir svarbiausias punktas, ką aš nebaigiau, su mokytojais viskas yra gerai. Problema yra ta, kad mokytojai ant savęs turi labai didžiulę reikalavimų programą, kurią privalo išpildyti kaip sisteminis struktūrinis vienetas. Ir dažnas iš tų mokytojų pats dažnai pasiklysta naudoj viso tame. Tiesiog eina žingsnis po žingsnio pagal švietimo programą. Taip, ir tie mokytojai, kurie bando daryti daugiau, dažnai nudega, pavyzdžiui, kurie nori eiti santykį su mokiniais, numažina kažkokios programos vienetų, jie dažnai, mano patirtį, kalbant su mokytojais, kad tai nebūna sveikintina, nes tikslas yra, kad kuo daugiau 10 būtų, vėliau 100, reikia kuo daugiau apie žinias ir taip toliau. Tai ne mokytojai yra problema, tikrai. Problema yra ta, kad mes gyvename sistemoje, kur prasmė, kuri egzistavo, nuo kurios prasidėjo mokykla valstybinė, šiandien nebėra prasminga, o naujos prasmės mes nebeturim kaip valstybė. Koks yra mokymosi iš tikrųjų? Kodėl mes mokomės? Kodėl mes žmonės vedam į mokyklą? Koks yra to tikslas? Ką tai turi padaryti? Turėti aišku atsakymą į šitą klausimą, nes tik turint aišku atsakymą į šitą klausimą, mes galim tada kalbėti apie tai, kad mes sugebėsim įnorinti ir užmotyvuoti kabutėse mokinius kažką daryti. Pasaulis keičiasi. Man atrodo, kad mokykla šiek tiek atsilieka. Ir mes esam tarsi tokioj pilkojoj zonai, kad tai, kas yra seno, nelabai veikia, tai, kas naujo valstybinių lygmenių, ne tik valstybinių, pasaulinių lygmenių dar neegzistuoja ir mes esam pilkojoj zonai, kurioje dabar atsiranda neįtikėtinai daug privačių ugdymo institucijų. Tikrai labai daug. Taip, žiauriai daug. Ir čia yra kita socialinė problema, kur atsiranda daug privačių institucijų, kurios yra mokomos, nevalstybinės. Tie tėvai, kurie gyvena gerai ir gali išleisti savo vaikus, jie leidžia į privačias mokymo institucijas. Ir privačios mokymo institucijos šalia to įprasto mokymo taip pat labai stipriai prideda ir mokymą apie vidų. Ar tai būtų O ką reiškia mokymas apie vidų?
Tai yra mokymas atsigręžiant ne į sistemos poreikį, o mokymas atsigręžiant į individualaus žmogaus poreikį. Tai reiškia, kad aš, kai tave matau, tu esi mano, tarkim, mokinys, ne? Tu paminėjai žodį kertinį individualaus. Taip, individualaus. Bet blemba, kaip vienam mokytojui į kiekvieną individualiai, gerai. Tai Gerai, va, čia ir yra valstybinės sistemos dalis, bet apie tai irgi galima būtų pakalbėti, nes pavyzdžiui, mes veikdami Vyrų kalvės akademijoje, mes 2 vadovai veikiam su 20 paauglių grupe. Ir mums pavyksta atrakinti ir užhypinti juos ir daryti crazy dalykus, kuriuos jie padaro, kurie susiorganizuoja padėti Giedriui Bučai aplink Baltijos jūrą, kurie pakelia 20 000 eurų, kad vietinis kalvis, ginklakalys Adomas galėtų nukalti vienetinę kalavijų kolekciją, su jie išvažiuoja į Vokietiją, padaro pristatymą ir aukcionuose dabar kiekvieną kalaviją pardavinėja po 20 000 eurų. Jie visą tai sugeba padaryti ne šiaip sau, o dėl to, kad 2 žmonės, kurie su jais dirba, sugeba parodyti, atskleisti kiekvieno iš jų individualų vidų. Ar tu labiau turėjai omeny, kad galima pritaikyti tai nedideliai jaunimo grupiai tam tikrus bendrus dalykus, kurie, tinka visiems. Jūs ar taip iškristalizuojat, kad tiem patiem, ten sakė, 2 specialistai dirba su 20 vaikų, tai vienam 10, sakykime, grubiai. Tai sakykime, visiems 10 ir tinka ir atrakina tą jų potencialą. Ar vis dėlto tu kalbi, kad individualiai čia reikėtų? Nes jeigu mes kalbam apie tas mokyklas, kurios kūrėsi, kaip privačios mokyklos, tai ir jos gilinasi labiau į tą kiekvieną individualiai. Tai čia jau yra labai didelis pasiekimas, bet ne visi tai daro. Bet klausimas, kaip jie į tą individualiai gilinasi. Manau, pas mus mąstyme tokiam vakarietiškam, pragmatiškam, kuris siekia tikslų, yra padaryta viena labai didelė klaida. Mes manom, kad individualus dėmesio skirimas vaikui yra dėmesys 1:1. Bet mes užmirštam tai, kad mes iš prigimties esam bendruomeniškos būtybės. Ir mums nėra nieko svarbiau už socialinį ryšį. Nes tol, kol net fenomenologiškai žiūrint, tol, kol aš esu santykyje su kitu, vadinasi, aš esu gyvas. Jeigu kiti manęs nebemato, aš esu izoliuotas, tai koks čia yra gyvenimas? Nebėra jokio gyvenimo. Ir man atrodo, čia yra viena pamatinių mūsų padarytų klaidų. Mat, kas mum praktikoje veikia? Mes su jaunais žmonėm darom 2 dalykus, kurie mum padeda atrakinti juos. Tai pirmas dalykas yra, mes jiem parodom, koks jų santykis gali būti grupėje, kai jiem nereikia žaisti šito hierarchinės piramidės žaidimo, kur apačioj yra tie lopai kabutėse, o viršuje yra tie patys kiečiausi. Nes taip įprastai yra mokykloje, kad vaikai į mokyklą eina nemokytis, jie ten eina išgyventi. Kur aš dabar stovėsiu šitoj piramidėj ir kad kažko per daug nepasakyt, bet ir kažkaip per daug ten ant kažko galvos neužlipt. Kad aš būčiau saugus. Čia, kai nekalba apie sociumą. Taip, savo. Taip. Ne mokytojų ir mokinių ryšį, ne. Ne, čia yra grinai, ką mokiniai pas save. Tai, ką mes darom, mes dirbdami su 20 paauglių grupe, metus arba 2, viskas prasideda nuo santykio sukūrimo su jais. Ne tik, kad individualaus mentorio, mokytojo, ar, gerai, tėvų čia nekiškim, santykio su kiekvienu iš vaikinų, bet labiau su tuo, kai jie tarpusavį susidraugautų. Mes išgyvenam draugystės nebuvimo pandemiją. Paaugliai neturi draugų, jie turi draugelius, su kuriais yra faina, pajepint, kaip jie sako, pageimint, hihihaha, bet kai mano gyvenime yra iš tiesų sunku, kai mano gyvenime aš esu vienišas, kai mano gyvenime durniai tėvai manęs nieko nesupranta, aš su tuo lieku vienas. Aš gal kažką numetu kaip prikolą savo tai hebrytai, mes pažvengiam ir viskas. Tačiau didžioji dauguma jaunų žmonių nežino, ką reiškia tikra draugystė. Kai yra už draugelio ribų, ką reiškia turėti šalia žmonės, kurie aš žinau, kad ir kas mano gyvenime nutiktų, kad ir kaip man būtų sunku,
aš su jais noriu eiti kalbėtis ir neatsitraukti į vienatvę, neužsispausti į kamuoliuką, kuriame tiek jaunų daug žmonių išmoko būti karantino metu, o eitų aktyviai į kontaktą, proaktyviai su kitu žmogumi. Ir vienas iš dalykų, kuris mums veikia, tai daryti viską, kad jie tarpusavį susidraugautų. Kai jie tarpusavį žmonės jauni pradeda draugauti, jiem tampa gera būti kartu. Kai jie tampa gera būti kartu, jie laukia susitikimo vienas su kitu. Jie laukia atvažiuoti į Vyrų kalvės akademiją. Ne tik dėl to, kad ten gaus žinias, kompetencijas kažkokias, patirtis, jiem tampa ten įdomu atvažiuoti ir jos pradeda motyvuoti, kitaip sakant, jie pradeda matyti prasmę draugystės fenomene, nes jie gauna akis, kurios mato, bet neteisia. Jie gauna širdį, kuri neapsikarščius kažkokių įvaizdžių, pozą, kaip aš turiu atrodyti, o kuri yra nuoširdi ir gali atitraukti užtrauktuką vadovai ar kiti vaikinai grupiai, ištraukti širdį ir parodyti, va, man dabar skauda tai, aš einu pro skyrybas. Bet ne visi į Vyrų kalvę, žinai, atvažiuot gali. Ir kaip jiem va tokiem grįžus, nušvitusiem kabutėse ir supratusiem ir pajutusiem, tai vėl įsilieti į savo sociumą, kuris yra mokykloje mūsų kasdienėje. Jo, ir čia yra didelis iššūkis, kurie dabar jau kiek 4 laida Vyrų kalvės akademijos vyksta. Tai... Aš norėjau paklausti, tu turi patirtį, jie grįžta, jie pasakoja, ką pasakoja vaikai, kurie gauna gerų patirčių, suvokimo iš tavęs, iš tavo kolegų, iš jūsų girios visos, iš programos, grįžta į savo kasdienę rutiną ir jie atvažiuoja, sako, neveikia, nepriema, negaliu, kaip. Matai, čia yra labai daug sluoksnių. Nėra, kad jie jaustųsi vieniši ir kad jiem trūktų gylio. Jie turi kontaktėjų viens kitą, su kuriuo gali pasikalbėti, atsisukti viens į kitą, ypatingai pas mus baigia antrą kursį, jie labai daug bendrauja. Na taip, tas yra svarbu, sutinku. Taip. Tu kažkur turi, žinai, tu esi taip ramus, va kaip ir išgėręs šito, žinai. Aš ramus, nes tikrai turiu su kuo galiu. Taip, aš žinau, kur galiu kreiptis, kur galiu pasikalbėti. Matai, čia yra tik... Kalbam apie labai siaurą dalį santykį, tačiau transformacija vidinė pas mus vyksta ir kai jie apčiopia, kad aš moku išreikšti savo poreikį, moku išreikšti savo emocijas. Va čia yra tas apie vidų, žinai. Aš suprantu, ko iš manęs tėvai nori, kai ant manęs tiksliau nesuprantu, aš nebijau tėvam pasakyti, kad čia mano yra ribos arba kad aš jaučiuosi taip ir taip, kaip jūs taip ir taip. Ir man nebaisu tėvų paprašyti. Yra toks labai didelis kompleksas visko. Tai nėra tokios, žinai, patirties, kad jie jaustųsi vieniši ar dabar iškritę iš pasaulio konteksto. Ne. Įprastai kaip tik jie yra dažniausiai matomi kaip proaktyvus, nebijantis išsakyti savo poreikį, einantis į kontaktą, į santykį su noru pažinti ir visokiais kitokiais dalykais. Taip. Ir nesvarbu, kokios iš to pasimas. Priims tave, nepriims, tu ten įsipaišai. Tiesiog mažiau bijai klysti. Tai va čia, žinai, yra ta pirmoji dalis draugystė, ką mes padarom. Juos sudraugaujam ir tada jiem tampa faina leist laiko kartu. Ir aš kai važiuoju į mokyklas, mano pagrindinė ten užduotis yra pasakyti jiem, kad su jumis viskas yra gerai ir B, jeigu jūs šitoj struktūroj nematot prasmės, ieškokit būdų draugauti vien su kitu. Kad jūs tada į mokyklą eitumėt pabūti vienas su kitu, nes jūs nuo to niekur neatsigręšit. Pabandykit įlyst viens kitam į dūšį ir pasikalbėti atvirai apie tai, kas vyksta jūsų gyvenimės. Nes sistema jį yra ir ji niekur nedings. Ir ji tarp kitko yra reikalinga, ji vis tiek dar vis kažkokią tai formą turi. Ir jūs su to nieko nepadarysit. Klausyk, Edvinai, mes ten truputį nukrypam nuo tos pradinės temos, bet šita irgi labai yra svarbi. Mes, kaip ir minėjom, 3 tokios mūsų potėmės, ne? Tai yra mokyklos prasmė, noriu, nenoriu, paauglio gyvenimas ir tas santykis. Tai mes čia jau visko po truputį palėtėm, bet vis dėlto prie tos prasmės švietimo sistemos, edukacijos. Tai aš suprantu, kad mes esame ta pilkoji zona, kad yra kažkur tai iš vis, yra kažkoks net ir pasaulinis standartas. Mes žinom, kad ta mokykla, jinai plius minus yra panašiai visur, tokia pati. Ir ta švietimo sistema visa, jinai eina plius minus per tą pačią visą, kaip čia pasakyti, politiką ir ta programa, jinai yra kažkokia privalomoji, ten aš nežinau. Bet, sakykime, mes, Lietuva, ką mes galėtume padaryti? Ar yra kažkoks tai toksai, bent jau mažas dalykėlis, kuris, ne tik, kad iš esmės, bet jau akivaizdžiai pagerintų situaciją mokykloje? Kažkoks tai toks mažas, ar patarimas, ar vis tiek jūsgi tai, tu irgi domiesi tais dalykais, tu važinėjai per mokyklas.
ir tu jauti, kad vat, tai padėtų, tai pakeistų kryptį, tai jau truputį prisibelstų, nes, Edvinai, 30 vaikų klasėje vidutiniškai. Apie kokį mes individualumą galim kalbėti. Tai yra tiesiog, netgi jeigu tu ir nori, jeigu tu esi mokytas iš pašaukimo, kuris sugeba prisibelsti vaiko vidų, fiziškai to nepadarysi, kaip sakai, dar yra apkrautas visa ta tokia nežmoniškų kiekių tos švietimo programos. Tai klausimas yra, ką mes galime padaryti. Ir kitas dalykas, aš dar parezonuosiu į tai apie tą parengimą vaikų. Aš girdėjau tokią įdomią teoriją, žinai, kad mokykloje, nūdienos toj tokiai klasikiniai, standartiniai valstybiniai mokykloj, vaikai yra, jie tenai negali, jie žino, kad jie tenai yra tik tai pėstininkai, už jų yra mokytojai, kuriem paprieštarauti negali, yra valdžia, kuri iš vis ten yra, nedaug dievė ten kažkas, tai iki valdžios nueis tavo pavardė. Reiškia, hierarchinė struktūra ten yra stipri ir tave taip 12 metų laiko mokykloje, tam, kad tu po to išėjęs į gyvenimą, valstybėje panašiai jaustumėsi visur, kur tik tai tu jauti valstybės organai, valdžia, reiškia, kad tu labai stipriai nespurdėtum kabutėse. Nu, aš tą noriu pasakyti. Kad jie užaugintų tave tokį, kokio reikia kažkam, jeigu taip kalbant. Tokią teoriją girdėjau. Tai yra tokia negatyvi, tokia parodanti, kad reiškia, pagal sistemą užauginam tokius viščiukus, kokių mums reikės po to ateityje. Vat. Tai čia tokia mano kontrargumentėlis tau ten, kur ten kažką sakė apie tą paruošimą vaikų ir tada apie tą mokyklos taip. Apie tavo dar tą argumentą labai trumpai, Albertas Einšteinas yra, man atrodo, pasakė šitą citatą, kad pats svarbiausias žmogaus apsisprendimas – pasirinkimas. Tai yra jo asmeninis apsisprendimas, kokiame pasaulyje aš gyvenu. Draugiškai ar priešiškai prieš mane nusiteikusiam. Ir šitas apsisprendimas nulemia likusi visą tavo gyvenimą. Kokiam aš pasaulyje gyvenu, kuriam aš esu saugus ir laukiamas, ar kuris yra prieš mane nusiteikęs. Ir žinai, kai tu pasidalinai va šitą teoriją, aš viduje renkuosi, mano yra vidinė nuostata rinktis, tikėti, kad žmonės natūraliai linki gero ir kad nėra daroma specialiai kažko, kad tik mes būtumėm kuo stipriau išnaudojami. Ir čia yra mano pasirinkimas, žinai, va, tuom tikėt. Ar gali būti visaip? Kapėts turbūt visiškai gali. Visiškai turbūt gali. Tik aš renkuosi gyventi pasaulį, kuriame, žinai, tikiu žmogaus gerumu, nes tada man yra paprasčiau, lengviau būti, žinai, šitą realybę. Taip, bet čia jau yra, žinai, tokias gilesnės sąmoningumo temos ir paaugliam yra labai nelengva jas kol kas perprasti, jiem yra kiti dalykai. O kalbant apie mokyklą. Tai ką mes galime padaryti šiai dienai, kad mokykla pakeistų savo kryptį į kokybiškesnį, individuališkesnį gyvenimą, ruoštų gyvenimui tam pačiam vaikui? Nuoširdžiai, aš nežinau. Man buvo kilusios mintis, kad jeigu sistemiškai žiūrint, atsakysiu sistemiškai ir atsakysiu kaip individualus mokytojas, ką galėtų padaryti. Gerai. Tai jeigu sistemiškai, tai čia toks pusiau bairis, pusiau nebairis. Mindaugas Vidugiris man yra vieną kartą sakęs, sako, aš kažkada labai norėjau tapti švietimo ministru. Sako, pirmas dalykas, ką aš būčiau padaręs, pirmas dalykas, ką aš būčiau padaręs, tai aš būčiau uždaręs visas mokyklas kažkuriam laikui, kad į mokyklas eit nebereiktų. Ir kodėl jis tai sakė? Jis tai sakė dėl to, kad įnešti į nusistovėjusią sistemą chaoso, kad šitoj sistemai pradėtų kažkas vykti. Kad tie tėvai, kurių paauglys sėdi dabar namie ir užknisa juos, nes jis sėdi dabar visą laiką namie, ateitų į mokyklą, susitiktų su kitais tėvais ir pradėtų kalbėtis apie tai, tai brač, kokios mes mokyklos norim ir linkim savo vaikam. Taip. Iš tikrųjų, kad prasidėtų pokalbis apie tai, kokios mes mokyklos norim ir linkim vienas kitam. Kita mintis, kuri man buvo kilus apie tai, kad, tai yra ne tik švietimo sektorius, tai yra visi sektoriai, verslas, absoliučiai viskas. Surinkti kiekvienos srities atstovą, uždaryti pusiai metų vienam name ir kad visi sėstųsi kalbėtis ir kurti kažkokį strateginį planą, tai iš tikrųjų, ko mums reikia. Skirtingi sektorių atstovai. Aš žinok, tikiu, kad gimtų labai geras planas. Taip, ir patys mokiniai svarbiausia, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie sėdėtų tame name, turi būti paaugliai. Nes mum be pigų, mes čia suaugę su savo patirtim kažkokiom ateinam, žinantis kaip geriau.
mes tiek sukuriam blogybių su šitą savo nuostatą, žinojimu, kad žinom geriau, kad yra kapėt. O jeigu nesisteminis, o labai žmogiškas, aš pasidalinsiu tuo, ką aš darau, kas man veikia. Bet mano pozicija yra visai kitokia. Aš kai atvažiuoju į mokyklas, aš esu svečias. Aš nesu mokytojas, kuris dirba su šitais žmonėms kiekvieną dieną. Taip. Tai čia labai yra svarbu suprasti. Aš esu visai kitam statusui. Taip. Tačiau Vyrų kalvės akademijai, kaip mes dirbam, ir Upės mamų ir merginų akademijai, tai mums veikia. Kai pas mus susirenka vaikinai, arba kai aš atvažiuoju į mokyklą, pirmas dalykas, ką darau, prieš vedant paskaitą ar kažkokį patyrimą tenai, skiriu mažiausiai 40 minučių klausimą man. Ir skatinu jų smalsumą užduoti klausimus, naglus klausimus. Traukiu iš jų smalsumo siūlą, kad jie išdrįstų pagaliau suaugusio kabutėse žmogaus, paklausti to, ko jie net savo bendramžių neklausia. To, kas jiems iš tikrųjų rūpi, kokiuose jie temose yra. O jie puikiai žino, kokiuose temose gyvena, jiems svarbu, jeigu bičiai ten pinigai, pripažinimas, merginos, ten visos temos apie pirmus kartus, pirmi narkotikai, pirmas seksas, pirmos visos patirtis, santykiai su tėvais. Ir kai aš pagaunu jų tą siūlą ir jie pamato, kad, o geras, aš uždaviau tokį naglą klausimą, tokį, kad aš net išraudonavau, kad uždaviau, nes kaip taip galima. Ir suaugęs žmogus neužsidengė skydų, o jisai nuoširdžiai paėmė ir atsakė. Ir tas atsakymas galbūt net mane išgazdino, nes galbūt aš paklausiu apie, kada tau buvo labiausiai gėda ir aš pasidalinau istoriją, kada buvo gėda, ir ta istorija nebūtinai yra maloni ir pramoginė. Ir jie pamato, kad, o wow, šitas žmogus netvažiavo čia mums knist proto, netvažiavo iš pozos, netvažiavo iš įvaizdžio, jis japina taip, kaip normalus mūsų bendramžis. Ir tada jam atsidaro toks failas, iš karto smalsumo failas į tą žmogų ir į tai, ką jis turi pasakyti. Nes atsitinka santykis. Kai tu žinai, kas lypi mano širdį, tu gali daug geriau atliepti savo vidų į mane. Ir kuo tu geriau gali atliepti savo vidų į mane, tuo tu turi tam tik visai kitokios kokybės nukreiptą žvilgsnį. Ir kai turi visai kitos kokybės nukreiptą žvilgsnį, net tas dalykas, dėl kurio aš atvažiavau, ar tai būtų paskaita, ar tai būtų kažkokie mokymai ar patirtis, jie tampa visai kitos kokybės, negu aš atvažiuočiau ir čia yra skaidrės ir dabar tai daro. Tai mano patarimas mokytojui būtų, kuris galėtų esmiškai pakeisti viską, nebijoti išsitraukti savo širdies, atitraukti užtruktuko, išsitraukti širdies ir pasidalinti nebūtinai skaniu savo gyvenimu, ypatingai tais prisiminimais iš paauglystės, kame yra dabar paaugliai, su kuriais tu dirbi. Ir nebijot daryti tai antrą ir trečią kartą. Čia tas būtų, ir aš buvau tam šūdė. Taip, taip. Kabutės. Ir nebijot daryti to pirmą, nebijot to daryti toliau po to, kai kažkuris paauglys paims ir su peiliu subadys tą tavo širdį. Pažvengs, ką čia nusipeza. Nebijot surizikuoti ir padaryti dar kartą. Tik tais taip paaugliuose atsiveria, nusimeta tas ežiukas, kuris bado širdį ir jis po truputį pamato, kad kaip faina. Yra žmogus, kuris tiesiog dalina savo patirtim. Ir tada pradėti dirbti. Jeigu mokykla, visas rugsėjais, man atrodo, turėtų būti skirtas 2 dalykams: santykio kūrimui ir prasmės suvokimui, kodėl aš dabar ateinančius 9 mėnesius eisiu į mokyklą. Jeigu mes pasiruošėm šitą gerą dirbą, tada mokymoris rezultatai, mano patirtim, būtų visai kitokie. Edvinai, tu kalbėjai apie rugsėjį, o kiek žinau, jeigu aš neklystu, Japonijoje iki 10 metų tai daro vaikai mokykloje. Jie mokosi tvarkytis, šokti, dainuoti. Tas tvarkymosi pas juos beje labai yra toksai stiprus akcentas. Reiškia, jie ten... Jiem tai kultūriškai labai. Jo, jie ten chaosiuką gali pakelt, bet po to jie privalo viską. Ir nusilenkti ir išeiti. Ir taip iki 10 metų. O po to vyksta jau ten kiti dalykai, kurie irgi manau, kad yra iš ko pasisemti pavyzdžių. Ir jie iki 10 metų susikonstruoja prasminį lauką, kuriame jie žino, kad gali būti ir taip. Ir tada, kad ir viskas, ką jie darys, žinos, kad visame tame gali būti ir tai, ką mes dabar mokėme.
apie ką viskas buvo iki 10 metų. Ir čia yra kapėts kaip svarbu. O jo, ir tas socialumo faktorius, manau, kad ten užsisėja tas genas visam gyvenimui nuo pat pradžių, nes tai, kas susiję su bendrystė, su tvarkymusi, tuo pačiu atsakomybė, su šokiais, su žaidimais, ką jie ten bedarytų. Tai yra kaip ne kaip tai santykis, kuris po to padeda matyti labai gerus pamatus. Dar beje apie tai, apie tą tokį norą uždaryti mokyklas ar kažką tokio, yra įdomus, tarp kitko, Suomijoje yra tokių pavyzdžių, kur yra mokyklos, kuriuose yra neprivalomas lankomumas ir apskritai neprivalomas mokslas. Taip. Tokia mokykla. Ir jie turi vieną stipriausių parengimų bendroje programoje ir vieną didžiausių laimės faktorių. Prievartos eliminavimas žiauriai atrakina širdis. Bet klausyk, pirmosios privačios mokyklos, kurios kūrėsi Lietuvoje, jos buvo labai tai orientuotos. Po to jau ten prasidėjo, aš nežinau, tu dabar galbūt geriau žinai, kas yra tų privačių mokyklų dabar kiemuose darosi ir klasėse, kokia tenais labiau. Bet aš žinau, kad yra problemų dėl to, kad kuomet kūrėsi pirmos, tai tokių ir nišinių mokytojų, kurie tam buvo pasiruošę, buvo. Taip. O kai jūs susikūrė daug, nėra tiek daug specialistų ir netaip lengva rasti tą privačią gerą mokyklą, kuri, kaip sakoma, gerai, panaudokim tą banalų žodį, paruoštų mus gyvenimui ir labiau ten būtų nukreipta į mūsų vidų. Va, tai tos mokyklos, jos, kai kūrėsi, buvo tikrai. Dabar irgi sunkoka, manau, ten būtų irgi ką patarta, aš nežinau. Nežinau. Net neįsivaizduoju. Kokios yra privačios mokyklos, dabar kaip skiriasi nuo to, kaip susikūrė, sunku man pakomentuoti. Tu turi gerą patirtį su įvairaus plauko vaikais, atvažiuoja, aš tikiu, kad ir į tavo vedamus užsiėmimus, ir į Vyrų Kalvės akademiją tą pačią. Papasakok, prašau, na gerai, aš dabar toks irgi būsiu, tokį paprastus klausimus uždavinėsiu. Mes, kas yra vienas didžiausių trūkumų, aš manau, kad mokyklos, kad vaikai skirstomi į gerus ir blogus pagal pažymius, žinai. Gauni 2, negeras, gauni 10, oi, geras berniukas, gera mergaitė. Atvažiuoja ir tokie jaunuoliai. Kaip jie atsiskleidžia? Ar tikrai, nesvarbu, koks pažymys ir jie visi yra ten, wow, tokiais vidum, tokiom įžvalgom, tokiais, ar vis dėlto yra tendencija, kad tie, kurie turi, sakykime, tą patį prastesnį pažymį, jiems yra daug sunkiau atsiskleisti, jiems yra daug sunkiau jų vidų prisibelsti, jiems yra daug sunkiau savo vertybės kažkokias tai pasėti pagrindą kažkokį. Kokios patirtis yra tavo? Man yra sunku pasakyti vieną konstantą, tai yra visaip. Visaip. Žiauriai visaip. Kiekvienas žmogus su visiškai skirtinga istorija. Nėra kažkokio vieno dominuojančio, kad būtent yra taip ir ne kitaip. Supratau. Reiškia, tiesiog visi mes esam skirtingi ir tiek žinau. Taip, ir žinai, esmė slypi tame, kiek tam mano buvime kažkaip iš tiesų yra manęs, o kiek yra pozos, kurią aš kažkur išmokau. Ir kaip aš noriu atrodyti. Ir kai krenta mano poza, ir atsitinka daugiau tokio, aš žiauriai pradeda daug gražių dalykų vykti. Todėl galbūt mes ir nepastebim šitų, kaip keičiasi tie, kurie gerai mokos mokykloje, nuo tų, kurie galbūt prasčiau mokos. Nes mes tiesiog bandom kuo greičiau išimti pozą. Ir kai išsiemi tą pozą, tai tampa nebesvarbu. Tu paminėjai įdomų labai posakį tą ar frazę, pavadinimą savo paskaitos, 5 priežastys, kodėl neiti į mokyklą. Tai galite jas išvardinti greitai? Kokios tos 5 priežastys? Aš dabar, gerai, aš tuoj sekundę tikrai galiu atsirasti greitai tarp... čia prie pat turiu. Tai čia yra 5 priežastys, kurias pasakė paaugliai. Tai aš tiesiog perskaitysiu tai, ką paaugliai. Čia ne man. Labai įdomu. Čia yra apklausa. Apklausa, kur buvo atviri klausimai ir tada jie visi buvo susisteminti pagal savo panašumą ir būtent sudėti šitie 5 atsakymai. Tai pirmas, tu esi vertinamas pagal pažymius, o ne pagal tai, kaip moki mąstyti, kurti ar spręsti. Ką tik tai pasakiau. Tu esi vertinamas pagal, kitaip sakant, išorinio pasaulio supratimą, o ne pagal apie vidinį pasaulį. Nes paaugliai rašo mąstyti, kurti, spręsti. Tai yra vidinio pasaulio atributai, ne išorės. Antras, dauguma mokytojų nesistengia kurti ryšį, o tiesiog siekia, kad nesimaišytum po kojom ir netrukdytum daryti programos. Ką ir kalbėjom, mokytojai yra aфигeni ir jie nori tai daryti, nes jie supranta, kad tikrasis mokytojo darbas yra
darbas su prieš mane esančio žmogaus širdim, o ne su programa. Tačiau jie yra įkalinti Taip, programą. absoliučiai. Ir jeigu jie kurs chaosą, jie tiesiog negalės to padaryti, dėl to jiems reikia tos tvarkos ir nesipainiot po kojų. Taip, ir plus yra virš mane žmonės, kurie reikalauja rezultato. Jeigu nebus rezultato, aš neturėsiu iš ko duoną valgyti. Taip, būtent. Toliau. Trečias. Sistema verčia visus būti vienodais vietoj to, kad padėtų atskleisti, kuo esi unikalus. Tai čia vėl yra apie išorę, ne apie vidų. Tai vat yra tos tokios mūsų kelios mokyklos, kurios garsėja kaip kažkas, kurios tengiasi vat, tą bent šiokį tokį išskirtinumą padaryti. Kur yra galbūt daugiau renginių, kur yra galbūt daugiau projektėlių, kur yra įtraukiamos klasės, kur bent kažkiek jie galėtų ten viduje kažką tokio pakurti. Ir labai didelė pagarba to mokyklom, kurios tai daro. Taip. Ir jų yra nedaug. Ir dėl to jos garsėja. Aš žinau, ten tas mokyklas, mano sūnus dabar stojo į vieną mokyklą ir kodėl ne į tą, kodėl ne į aną arba panašiai. Tai čia yra trečioji priežastis. Taip. Ketvirta. Mokykloje tenka mokytis daug dalykų, kurio realiame gyvenime niekada nepritaikysi. Paauglių žodžiai. Čia yra visiškai, bet žinai, aš taip nusišypsojau, nes aš iš mokyklos išsinešu meilę lietuvių kalbos mokytojai, nes ji mane tikėjo iki paskutinio. Aš neišlaikiau lietuvių kalbos valstybinio egzamino. Dabar tekstus rašau. Aš neišlaikiau lietuvių kalbos valstybinio egzamino, nes vienam sakiny padarydavau po 5 gramatikos klaidas. Knygas visas perskaičiau. Ir pats svarbiausias dalykas, kurį išsinešu iš mokyklos, tai yra prisiminimas, kaip lietuvių kalbos mokytoja kalba su manim, kuria santykį, kviečia papildomai susitikti tam, kad man padėtų ne tada, kai baigiau mokyklą ir perlaikinėjau egzaminą, kad įstočiau į karo akademiją. Ir vat aš išsinešu iš mokyklos tą jausmą. Žinių pagrindu aš nebemoku dalinti stulpeliu, aš nemoku daugint stulpeliu. Moku jo mintise, arba vat reikia stulpeliu sudėti, atimt galiu. Žinau, kad stačiojo trikampio žambinės kvadratas yra lygus jo statinių kvadratų sumai, bet tai mano gyvenime nieko nereiškia. O kokia čia teorema, žinai? Pitagoro teorema. Čia pitagorininkai, čia filosofija dėrėtų žodžių. Tai yra tam tikri dalykai. Tik vienas yra kitas labai svarbus dalykas. Tai čia yra, ką aš iš mokyklos išsinešu. Tačiau būtų labai, kaip čia pasakyti, nagla ir negražu atmesti, ką su manimi padarė ką su mano protu padarė bandymas išmokti visus dalykus. Absoliučiai pritariu. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Aš nesvarbu, kad aš ką dabar išsinešu, bet tas procesas, siekis kažką išmokti, su manim padarė tuos dalykus, dėl kurių aš turiu tam tikrus įgūdžius, kompetencijas ir visą kitą. Nepaisant to, kad nemačiau prasmės. Čia fiziologija labiau reiškia. Tavo smegenys buvo įdarbinti, tu ten juos stengiaisi maks įjungti, ten gaminosi neurologinės sąsajos ir jos padarė iš tavo smegenų pilkos šios žievės šiek tiek pilnesnė. Dėl šitos priežasties, kad ir kokia ateities mokykla būtų, kur aš nežinau, kokia bus. Aš galiu tik tokios linkėt. Matematika, visi empiriniai mokslai apie išorinio pasaulio supratimą, suvokimą ir gebėjimą nuskaičiuoti ir visus kitus dalykus daryti, jie privalo išlikti. Tai turi būti, nes mes turim lavinti savo smegenis, savo analitinę pusę, ne tik tą vidinę pusę. Bet vaikai atsiliepia, kad jie gyvenime to nepritaikys. Nors dar nežino, koks tas gyvenimas. Dar nežino, bet tiesioginė to žodžio prasme jie to ir nepritaiko. Tiesioginė, taip. Jie kinda teisūs. Mes ką tik pateikėm pavyzdžius, ir mes kaip jau patyrė žmonės. Netiesiogiai panaudojam, tiesiogiai ne. Bet žinai, klausimas mums yra, nes mes Vyrų kalvės akademijoje bandom jiem duoti tas patirtis, kurie jie gebėtų įprasminti savo viduje, kurios irgi dirbtų su jų smegenim, tačiau jie matytų prasmę ir matytų, kaip gali pritaikyti tai vėliau. Bet apie tos pavyzdžius galėsiu šiek tiek vėliau galbūt paminėti. Dabar 5. paskutinis dalykas, mokykla užėmė pusę tavo dienos, bet radai duoda tikrą vertę tavo ateičiai. Tai čia prie 4 irgi taip panašiai. Kad tu ten praleidi žiauriai daug laiko, bet nebūtinai. Tai ne pusę dienos tu praleidi daugiau. Turbūt, kad daugiau, jeigu dar su namų darbais ir panašiai. Taip. Tai čia yra pagrindiniai. Labai keista, kad apie namų darbus neparašė nieko. Tai, žinai. Nes šioje vietoje aš irgi turiu 3 vaikus, jie visi yra mokyklinukai, 2 paaugliai, viena dar antrokė, tai pradinukė. Ir man tas namų darbų fenomenas nesuvokiamas yra. Ta prasme, kiek jie laiko praleidžia, kokius jie darbus dirba mokykloje, kokius krūvius.
Nu, bet vėlgi čia yra, nu... Ką tu esi linkęs daryti savo gyvenime? Greičiausiai tai, kame tu matai prasme. Kur tu nematai prasmės, tu gali tuos dalykus padaryti, bet tai iš tavęs reikalaus 20 kartų daugiau energijos. Teisingai? Nu, tai lygiai taip pat yra ir su namų darbais. Tai mes išmokom jauną žmogų suvokti, kad prievarta yra šito pasaulio mechanizmas, kaip mes veikiam. O tu, pavyzdžiui, sporte, tau turbūt prievartos daug nėra, ne? Eiti, kalbėti apie tai, šviesti žmonės, tai kyla iš tavo didelę dalimi, iš tavo noro veikti, o nereikia veikti. Tai klausimas mums, ką mes galim padaryti, kad pajudinti žmonės link apčiopimo, savo identiteto apčiopimo suformavimo tam, kad jie rastų vis daugiau priežasčių, vis daugiau dalykų, ką nori ir vis mažiau, ką reikia. Bet čia yra geras žiauriai esminis klausimas. Kaip padėti jiem konstruotis prasmę? Kaip padėti jiem konstruotis prasmę? Tėvai, kurie dabar manęs klauso, aš nežinau, jums patiks, nepatiks. Aš irgi tėtis. Atleisk, Alanai. Žinai, kada žmogus iš tikrųjų pradeda norėti dalykų? Kada atsiranda noras? Mes prieš laidą su tavimi kalbėjome, kad, tokį žemišką dalyką pasakysiu, kad žinios yra šiokia tokia motyvacija veikti ir norėti kažką tai daryti. Tada aš manyčiau, jeigu taip kalbant iš savo varpinės, jau iš suaugusiojo, galbūt labiau tai yra tas, savo vėžio atradimas, to pašaukimo savo galbūt gyvenime. Tai irgi manau, kad yra gyvenimo tarpsnis, kuriame žmonės turėtų staptelėti ir pabandyti pasikapstyti šitame klausime. Kas dar norėti tave gali priversti? Galbūt... Kas paauglį? Paauglį. Einam apie paauglius. Nenoriu tylėti ilgai. Taip, mes gyvenam ne tik vienišų, bet ir nieko nenorinčių veikti paauglių, ypatingai vaikinų metu. Tai taip yra. Statistinis paauglys yra turi išmokto intravertiškumo. Jisai linkęs užsidaryti savį, jis nėra linkęs rizikuoti, jis nori būti saugus ir jis nieko nenori. Ir tėvam tampa žiauriai baisu, kad mano sūnus užaugs taip ir nemokėdamas A. kurti santykių, B. įsiprasminti kažkokioj veikloj, C. jis negalės savim pasirūpinti. Labai didelė dalis paauglių tėvų, ypatingai berniukų, išgyvena šitą dabar savo viduj, ypatingai tų, kurių sūnus jau yra 18+ ir jie nieko nesimoko, jie nedirba ir vis dar gyvena pas tėvus namie, o jeigu galbūt ir mokosi, tai mokosi fasadiškai, be krypties, vien dėl to, kad prasminė struktūra sistema to pareikalauja. Yra toks, žinai, Herojaus kelionė Kembelo knyga Herojai su 1000 veidų. Tai, bet neskaičiau. Esmė tame, kad Herojaus kelionė, tai yra apie tai, kad visi filmai, kuriuos mes visi žavimės, Marvel ir taip toliau, turi labai paprastą naratyvą, kad herojus susiduria su iššūkiu, jisai jį pradeda spręsti, spręsdamas tą iššūkį įsigyja tam tikras kompetencijas ir jis tada išsprendžia tą savo iššūkį, nugali priešininką ir tada jis džiaugiasi ir visas pasaulis džiaugiasi ir jis pasikeitė. Tai šitas naratyvas jam pagrindą davė toksai Vladimiras Propas, kuris 19 ar 20 amžiuje, dabar bijau suklyst, praleido daugiau negu 10 metį studijuodamas stebuklingasias pasakas. Ir jis studijuodamas stebuklingasias pasakas... Stebuklingasias pasakas tiesioginė to žodžio prasme. Tiesioginė to žodžio prasme. Atrado tam tikrus dėsningumus. Ir jo šitą studiją davė pagrindui, ką dabar vadinam naratologijos mokslu, kuris studijuoja diskursus visokius. Tekstus, pasakojimus, tas pats filmas yra pasakojimas, prezidento kalba yra pasakojimas, ir visa kita. Tai jis davė pagrindą. Ir jo atradimas buvo šitas. Ir čia dar pagalvok ir apie savo paties gyvenimą, kuriuo jis susiduria. Pasakos subjektas neegzistuoja tol,
kol neatsiranda objektas, kurio jis trokšta. Arba bent jau numanomas objektas. Kai prasideda filmas, kai prasideda kažkokia istorija, visada bus pagrindinis veikėjas jau su kažkokiu numanomu objektu, kurio trokšta. Tai subjektas yra tas, kuris yra, tarkim, veikėjas, pavadinkim pagrindinis veikėjas, objektas tai yra tai, ko tas subjektas trokšta ir nori. Objektas visą laiką yra nulemtas trūkumo. Kai subjektai nieko netrūksta, labai retai ir išskirtiniais atvejais atsiranda objektas, kurio jis trokšta. Kaip aš galiu kažko norėti, jeigu mano gyvenime nieko netrūksta? Ir dabar paimkim tai, įdėkim į namų struktūrą. Aš esu paauglys, kuris turi savo 15 kvadratinių metrų, aš turiu visada atrakintą šaldytuvą, aš turiu pasaulį savo rankoj, kaip many gali kilti noras kažkam, trokštamam objektui, jeigu visa bazė, ką aš dabar turiu, yra patenkinta ir plus šalia manęs yra tėvai, galimai, čia vėl yra įvairių tėvų, kurie nėra linkę mane spausti ir priversti kažką daryti to, ko aš nenoriu. Taip. Ir kadangi tėvai, tarkim, to nedaro, aš tada ir gyvenu benoriai sferai, kur nieko nenoriu. Kitaip sakant, subjektas, kad pradėtų kažko trokšti, turi atsirasti kitas vienetas, tai yra lėmėjas. Tai pavyzdžiui, Gandalfas ateina pas Frodą, pabeldžia į duris ir duoda jam užduotį. Vat yra žiedas. Ir tada Gandalfas yra lėmėjas, kuris jam pasako, va čia yra toks objektas, davai varyk siek objekto, sunaikink šitą žiedą. Ir tada jis priema sprendimą, ar aš eisiu šitą kelionę, ar ne. Jauni žmonės, kai jie turi viską, jiem labai dažnai tai, kas siūlo tėvai, yra nepatrauklu, nes, o kas man iš to? Aš dabar viską turiu. Man to nereikia. Taip. Ir nėra to, ko vertės pasiūlyti. Bet esmė yra tame, kad tik tais išėjus į nuotykį, tik pradėjus siekti objekto, subjektas pradeda save pažinti viduje. Tai įdėk į tą labai gražiai, įdėk į tą, kas sėdi namie, viską turi. Taip, sėdi namie, tėvai nieko nespaudžia. Aš tada turiu kažkaip padėti sūnui ar dukrai įeiti į nuotykį. Į nuotykį, kuris nebūtinai yra tas nuotykis, kurio nori. Pavyzdžiui, didžioji dalis, ne didžioji, dabar jau mažesnė dalis, vaikinų į Vyrų kalvės akademiją ateina kabutėse per tėvų prievartą, kad tėvai juos verčia. Ir tada į pirmą stovyklą jie atvaro su didžiuliu nenoriu, čia nesąmonė, kas čia bus. Po pirmos stovyklos jie būna, čia geriausias dalykas, kas galėjo su manim atsitikti. Aš pamačiau apie save tą ir tą, su manim atsitiko tas ir tas. Aš lipau į šaltą vandenį, aš galvau, kad man tai yra neįmanoma. Aš tai padariau. Ir čia yra ta subjekto kelionės dalis, kur jisai įkrenta, įeina į nuotykį ir nuotykio metu jis pradeda pažinti save. Atsiranda visokie pagalbininkai, kurie padeda, tai mentoriai ir taip toliau, atsiranda priešininkai, tai yra vidiniai, išoriniai, kurie jam trukdo. Ir jis tada eina per šitą kelionę ir šitos kelionės metu save geriau pažįsta. Tai kitaip sakant, didžioji dalis pokyčio atsiranda ypatingai dirbant su vaikinais tada, kai jie atsiduria nepatogioj situacijoje, kitaip sakant, atsiduria nuotykyje, kuriame nebėra saugumo. Kuriame nebėra įprastų tų pozicijų. Ir tada atsitinka virsmas. Tada atsitinka didesnis savęs pažinimas. Taip, supratau, bet šiuo atveju aš kaip tėtis būdamas, aš turiu suorganizuoti kažkaip tai šitą nuotykį, apie kurį mes kalbam. Vienokia ar kitokia forma. Tai arba aš pats, jeigu aš esu kūrybiškas ir galiu tai sąlygas padaryti, arba tada, sakykime, tu imkim tas pačias kažkokias stovyklas, išsiunti į stovyklą, kuri pagal tave atrodo sukurs puikiausią nuotykį su nepatogu. Arba net nebūtinai. Jeigu, pavyzdžiui, aš matau, kad mano sūnus labai intravertiškas, kas matau veikia Vyrų kalvės akademijos tėvam, matom, kad sūnus intravertiškas, jis ten gali kuo puikiausiai laikyti tuos būrelius, kur nėra kontakto su kitais žmonėmis emocinio, ten, pavyzdžiui, sporto būrelį ir taip toliau. Ir aš sakau, ne, sūnau, žinau. Čia tėvai, kurie tai padaro, jiem fainai tai suveikia labai dažnu atveju, nes nori gyventi po mano stogu, tai ramiai, teatro būrelis. O tam intravertiškui vaikinui, kuris
vengia iš visų jėgų kontakto emocinio su kitais, tai yra kapėts koks drakonas, kurį dabar reiks nugalėti. Ne? Ir tame kontakte bus, aš turiu dabar prieš visus eiti sakyti kažką kalbėti ir tai yra nuotykis. Taip, ir tik šito supratau. nuotykio Okay. nepatogumo akivaizdoje aš savyje atrandu tai, ko anksčiau nemačiau, A arba B, aš suprantu, kad aš galiu veikti kitaip, negu maniau, kad veiktų. Aš išgyvenau, aš užlipau ant scenos ir išgyvenau. Tačiau to niekad nebūtų atsitikę, jeigu jis nebūtų išėjęs į nuotykį. Leiskim savo padėti jauniems žmonėms patirti nuotykius. Bet tokius nuotykius. Nepatogius, ne tokius, kokių jie nori. O nuotykius, kurie augintų, nes tai didžiąją dalį žmonių padeda jiem norėti. Aišku, reikia neatmesti ir kitos dalies, kaip tu sakei. Labai daug noro kai kuriem įpučia girdėjimas istorijų žmonių. Pavyzdžiui, kai dalinasi istorijom įkvepančiom. Apie gyvenimus, apie pasiekimus, apie savo nuotykius. Tai jau sužadina paaugliuose irgi didelį norą veikti. Klausyk, Edvinai, o yra amžiaus tarpsniai, kur iki kažkokio tai amžiaus veikia tas dalykas, nuo kažkokio tai amžiaus veikia tas dalykas, nuo kažkokio tai amžiaus reikia iš vis keisti požiūrį? Šito neturiu kaip pakomentuoti, nežinau. Aš žinau, teorija, kuria vadovauja. Žinau vieną, kad iki maždaug dabar 23 metų mes turim labai stipriai dirbti su jaunų žmonių įkvėpimu veikti su šito dalim. Nuo 2-3 ir čia jau nebėra aiškių ribų, mes turim labai stipriai pradėti dirbti su žmogaus identiteto konstravimu, mano tapatybės konstravimu. Tai, aš jau jaučiu, kad spirgu, būdamas, čia paraleliai tos ribos, jos gali svyrauti. Būdamas 23 metų, kad aš jau savo viduje jaučiu, kad aš kažką noriu veikti, aš jau spirgu, bet dar nežinau ką. Tai susikonstruokim savo tapatybę. Su kaip Tai aš noriu tapatintis. Tai yra belekai svarbu, nes būtent šitas konstruktas nulems vėlesnius tavo gyvenimo etapus. Ir tada jau 32 metai ten plus atsitinka kitas dalykas. Atsitinka prasmės konstitucijos klausimas. Tai nebe tai, kad kokia yra mano tapatybė, o vardant ko aš darau tai, ką darau. Kas iš to bėga dienos, viskas vyksta, bet taip. Vardant ko aš iš tikrųjų gyvenu. Pradedėjau ieškoti savo rogitų vadinamų tas pašaukimo. Ar duodi naudos kitiems, ar tavęs prašo kiti kažko tai daryti, ar tu kuri darydamas savo dalykus ir panašiai. Tai yra labai svarbus tokie momentai. Grįžtant dar truputėlį prie paauglių, man tai irgi toksai kirba vienas klausimėlis, turintiems vaikų, čia galbūt labiau tėvams, gal dalinosi su tavimi tie patys paaugliai. Va tas draugystės ryšys, ar vis dėlto tėvai turi likti tėvais visada, kaip autoritetai, turiu omeny, jie turi išlaikyti tą statusą patys sąmoningai. Nes, faktas, kad visada tėvai yra tėvai, gal viską pagarba ir visa kita. Ar vis dėlto pereiti į kažkokią tai draugiškumo fazę irgi reikėtų kažkurio tai tarpsniu ir galbūt yra tokių patirčių, kur dalinusi, kad man ten su tėvais, aš ten kaip su draugu bendrauju ir panašiai. Linko aš lenkiu. Tai va toks klausimas, o kitas toksai paraleliai einantis klausimas ir situacija yra tokia, jog kartais tėvai labai nori, kad paaugliai klaustų jų, o paaugliai labai dažnai klausia draugų ir panašiai, ir neklausia jų, o atrodo tėvai yra čia pat, kurie galbūt tikriausiai ir norėtų, kad jų klaustų, nes jie ir jaučia tą vaiką. Taip. Tėvai yra vieninteliai, kurie intuityviai vaiką supranta maks, nieks jo taip nesupranta, absoliučiai niekas. Tai va, kaip šioje vietoje? Iš patirties su šimtais šeimų dirbant ir matant tą dinamiką, nes kame mes dirbame. Beje, juk atvažiuoja ir tėvai, tėtis su sūnum. Tai pas mus visa programa yra įtraukta taip, kad mes su paaugliais dirbam toj 2 metų programai, bet ta paraleliai yra programa su tėvais, kur visą šalia dirbam su dukrom. Ne, tiesiog, čia kalbant apie Vyrų kalvės akademiją, su visa šeima mes dirbam. Okay. Ir yra tada mokymai tėvam, kur mes dirbam su tėvais, su jais kalbamės apie tai, kas vyksta su sūnum ir mes labai matom tą šeimos dinamiką ir labai aiškiai matosi, kas vyksta. Ir iš tos mūsų patirties, kurią mes turim dirbant su šitą šeimos dinamiką, tėvam, ypatingai mamom, yra labai sunku paleisti savo sūnų, jei kalbant apie sūnus. Tačiau
čia yra tik dalelė. Pagrindinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, tai kad draugauti su savo tėvais pavyksta vienam paaugliui iš 100. Vat kaip tu sakai, kad geriausi draugai ten kalbasi labai retai. Ir tai matosi tik tais ant tokie būna sūnus dažniausiai tų tėvų, kurių tėvai labai turi plačias ribas. Kitaip sakant, nėra tokie, bet labai platus ir toleruoja bet kokį didelį spektrą paauglio elgesio ir ta paauglys matosi, kad aš esu saugus su tėvais dalintis ir tada jie dalinti. Bet tai būna labai labai retai. Įprastai tėvai turi aišku pasaulio matymą ir kas jiem tinka ir kas netinka. Ir kas tada atsitinka? Atsitinka tai, kad nori, nenori, vaikas, kuris iki, imkim, 10 metų dabar 11 augo, kad tėvai yra dievai kabutėse, kurie viską mane aprūpina, myliu ir taip toliau, raida, branda sako, kad aš dabar turiu, ir hormonai tam padeda, priešinti savo tėvam. Aš turiu atsiskirti nuo šito burbulo, kas yra tėtis, mama ir aš turiu pradėti skirtis ir formuoti savo burbulą. Ir tas formavimo procesas yra skausmingas. Ar buvimas draugu šitoj vietoj padeda tėvam? Dažniausiai ne. Dažniausiai, kai vyks atsiskirimo procesas, kadangi tėvai ir teisiškai yra atsakingi už savo vaiką ir taip toliau, yra tam tikros ribos. Ir tos būtent ribos, ribų aiškumas ir ribų žinojimas sukuria saugumą vaikui šito atsiskirimo metu, kuris yra nepatogus tiek tėvam, nepatogus tiek paaugliui, nes jis maištaudamas įprastai save atsiskiria ir bando atsiskirti. Ir jisai ten tada papuola, formuoja savo atskirą burbuliuką. Ir koks dar buvo tavo kitas klausimas apie draugystės? Pirma ta dalis klausimo. Geras, aš jau ten taip spontaniškai išėjau, bet į šitą klausimą labiau norėjau linkti apie... Jo, labai geras. Pamiršau ir pas dabar įsigilinau į tavo. Tai žodžiu, tėvam yra iššūkis leisti savo sūnums pilnai atsiskirti ir jie labai nori sukontroliuoti. Ir kai jie bando sukontroliuoti jų atsiskyrimą, tas atsiskirimas darosi tik dar skausmingesnis ir jis gali užsitęsti labai, pavyzdžiui, ilgai. Labai ilgai. O kaip yra su skirtingų polių ta filosofija tokia? Kad šeimoje turi būti visą laiką kažkas tai skirtingo, žinai, ten neturi sutapti energetika, ten, žinai, visų vienoda. Ten, dėl to ten vyras ir moteris, kurie turi darnius santykius, dažniausiai yra ten vyras toks, moteris ten tokia, žinai, arba ten šeimoje gali būti vienas toks, kitas toks, vaikai ten vieni tokie, kiti tokie. Ir kad atsit, kad kuo skirtingiau, tuo geriau, kai būna ten tas, kad nebandyti sulyginti tų tokių visiškai, kad būtų visi vienodi, kad va mūsų ten, kad kuo skirtingiau, tuo geriau. Čia turi kažkokią patirtį ar nuomonę šitoje vietoje? Būtent šitam klausime aš patirties ir nuomonės neturiu, tačiau ką tikrai matom, kuriem paaugliam yra lengviau gyventi ir išgyventi visą šitą atsiskirimo procesą, tai yra tiem, kurių tėtis ir mama, jeigu jiem pasisekė ir jie yra abu šeimoje, ir net jeigu kurie yra išsiskyrę, bet tai daro, kurie kalbasi tarpusavį ir jie abu yra sutarę, kur jų riba prasideda, kur jų riba baigėsi ir koks yra jų vieningas požiūris į tam tikrus dalykus. Paaugliui labai daug viduj išoriškai jis atrodo, kad to mėgaujasi ir to manipuliuoja, tačiau jam viduje labai suteikia daug nesaugumo, kai, mama neleido tėčiui nueisiu paklausyti. Ir ta tėtis leis. Kai aš žinau, kad aš galiu eiti pas vieną, pas kitą, arba kai aš matau, kad mano tėvai patys nuo šitų klausimų nesutarė. Tai mes pastebim, kad tie paaugliam daug lengviau yra gyventi ir jie emociškai stabilesni jaučiasi tie, kurių tėvai tarpusavį praleidžia labai daug laiko patys lipdydami savo santykį, nepaisant to, kokie yra skirtingi. Kad rasti bendrą vardiklį sūnaus auginimo, dukros auginimo atžvilgiu. Aš dar tokią įdomią irgi mintį girdėjęs esu, jog paaugliui turi pasiūla atitinkamai visko būti atsiremiant jo biologiją, jo vystymasi. Čia ta prasme, nes mums atrodo, mes žiūrim iš savo suaugusiojo varpinės ir bandome sukurti sąlygas arba mes įsivaizduojame, bet truputį pasigilinti, kokio lygio yra vaikų apskritai sąmonė, protos, smegenės išsivystymo kokiame lygyje ir atitinkamai
tokiame lygyje ir pabandyti sukurti tą pasiūlą visko, santykio, įdomumo, nuotykio, mokslo, veiklų ir panašiai. Iš ko gimsta kitas dalykas, tai yra vaikai labai skuba gyventi, labai dažnai tą savo paauglystę. Jie nori, kad kuo greičiau praeitų, kad jie taptų kuo greičiau. Ir tai, jie gali su to nukeliauti į depresyvinės būsenas po to įvairias, nes jiems nesigauna taip greitai gyventi ir panašiai. Tai čia tokia įdomi mintis buvo, nežinau. Ar taip ir darot jūs, ar tu taip ir darai, ar tai priema paaugliai, kuomet tu tiesiog pasibelsdamas į juos ir žinodamas jų išsivystymo tą lygį ten tokį, duodi jiems tai. Ar vis dėlto mes turime grūdinti prie tokių gyvenimo sąlygų, kurios yra ir suaugusiam žmogui? Ne, kiekvienas iš mūsų mes esame visiškai individualus. Tai, kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam, bet faktas, kad visiems tinka ir ko reikia, paaugliam, suaugusiam, tai yra santykio artumo vienas su kitu ir buvimo šalia vienas kito, kad ir kas vyktų. Kai aš žinau, kad aš turiu tvirtą pagrindą po kojom, tvirtą bičiulystės ryšį su kažkuo, aš iš karto nebijau gyvenime rizikuoti daugiau ir panašiai. Aš nebijau siek dalykų, aš nebijau eiti ir rizikuoti. Pavyzdžiui, Vyrų kalvės akademijai mes niekada nieko nedarom už paauglius. Ir nesvarbu, koks, kaip tu sakytum, išsivystymo lygis jo yra. Mes niekada už juos nieko nedarom. Pavyzdžiui, praeitais metais jie per 3 mėnesius likusius iki projekto surinko 20 000 eurų, 20 bernų. Ir mes su Mindaugu, kurie vedam tą grupę ir žinom, kad jie turi didelį projektą patys savo užsimetę ant savo pečių, nejuda, nieko nedaro. Ir mums reikia išbūt su tuo nieko jų nedarimu, kad jūs nieko nedarot, kas čia vyksta, tiesiog kalbam apie tai, kas vyksta, esam šalia jų. Jie turi tarpusavio santykį. Ir mes tiesiog laukiam, būnam šalia, kol vienas pradeda judėti. Kai pamato, kad vienas juda, kiti irgi įsikvėpia pradeda judėti. Pradeda vaikščioti verslo klubus aktyviau, surenka tos pinigus ir padaro tai, ką įprastai žmonės suaugę mano, kad paaugliai negali padaryti. Ir šiaip skamba įspūdingai, jie surinko 20 000 pinigų, nukalė tuos kalavijus, išvažiavo į Vokietiją ir viską pasidarė patys, būdami 15-19 metų amžiaus. Ir nieko suaugę už juos nepadarė. Jie susitiko su užsienio reikalų ministru, suorganizavo visą ploštę reikalų. Ir tai gali paaugliai padaryti, bet jiem reikia kelių pamatinių dalykų. Jiem reikia santykio, žinojimo, kad niekas mane šiandien neišgelbės, nes dažniausiai mokytojai, tėvai ar kažkas, kai būna šikna, ateina ir išgelbėja. Negelbė kitų paauglių, jie gali su savim susitvarkyti. Susitvarkykit su savim nesikišdami. Leiskit paaugliui padaryti dalyką kreivai, šleivai, bet savaip. Praktiškam labai pavyzdį. Nuvarot su savo paaugliu kempint kažkur ir statotės pastogę. Ir matot, kad jūsų sūnus nepasistato. Nepulkit ten, statytų žį visko, kad leiskit jam pačiam ir pasidaryti. Ir taip, kaip gaunasi. Ir tiesiog, ne tik paaugliui, ir mažiem vaikam. Ir jų aplinkoje. Bet čia, yra pati sudėtingiausia užduotis, nes tada reikia stebėti save ir išbūt su tuo, absoliučiai. Dabar nueičiau, padaryčiau. Ir čia yra sunkioji dalis. Ir paskui dar velnių duot. Tai. Ir va čia būtent ir slypi šaknis to, ką sakiau pačioj pradžiai, kad su paaugliais viskas yra gerai. Absoliučiai. Mes su savim nesusitvarkom. Mes kuriam sistemas, kurias sukuriam, kuriuose paaugliai tampa tokie, kokie tampa. Mes konstruojam struktūrą, kuri kuria prasmę, kurioj vietos neranda paauglio sąmonė. Žinai, čia buvo žiauriai gera paskutinė nata tokia mūsų pokalbio. Ant to reikės tikriausiai mums ir baigti. Šiaip labai įdomu buvo ir dar yra daug klausimų. Dar norėjau to pabaigai užduoti tokį klausimą. Tai tavo nuomonė reikalingi pažymiai mokykloje ar nebereikalingi? Ne. Pažymiai, žinai, kas yra pažymys? Kaip irgi išgirdau iš draugo. Jis, kai jo vaikai grįžta iš mokyklos, klausė, tai jau ne kokį pažymį, o kokį skaičių parsineši? 6 geras, tai čia va šitą galim padėti. Tarsi kolekcija skaičių kažkokių. Eina į mokyklą ir dalina kažkokius skaičius, bet jie nieko apie mane, apie tavegi nepasako. Skaičių virtinė. Tikrai. Žiūrovų paprašysiu galbūt pakomentuoti komentaruose ir išsakyti savo nuomonę, kas jums surezonavo. Galbūt jūs turite kažkokį klausimą ir galėtume jį atsakyti bendrom jėgom. O
Mes turėjome tokias 3 potėmes, priminsiu, mes turėjome pokalbį apie mokyklą, jos prasme, sistemos šių laikų ir buvusių. Gal kažkas iš tos dalies sureznavo, pasakykit, kokia jūsų nuomonė apie tai. Jeigu mūsų žiūrovai yra paaugliai, parašykite savo kažkokį komentarą, būtų labai faina. Jeigu yra tėveliai, tai pasidalinkite savo patirtimi, koks yra santykis jūsų su savo paaugliu, kokius santykius jūs matote paauglių, jie gal dalinasi su jumis ir kaip jie bendrauja su savais, kaip jiems pavyksta atsiskleisti, kokiais patarimais jie dalinasi įspūdžiai su jumis. Na ir žinoma, tikriausiai tiek, palaikykime gyvą bendravimą. Šiandien mano svečiuose buvo Edvinas Rupšys. Edviną galite sekti jo socialinėje medijoje, jisai dažnai dalinasi visais šitais dalykais. Kiek žinau, dabar gilinsis ir visai naujas temas ir su vyrais jis dirbs. Fenomenologija bus nauja tema, tai va galėsi dalintis, gilintis ir tiek. Tai Edvinai, ačiū tau labai. Ačiū tau. Ir žiūrovam dėkui, iki kitų susiklausimų, likit su mumis, prenumeruokite mus, komentuokite ir mes jums duosim gero turinio. Ačiū.